Dėmesio, 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 bičiuliai. Sėdžiu Volveke, kurio realiai nėra dienos, kad nepaklaustų kas nors, ar turime. Taip kad prašysiu jūsų dėmesio, nes turime. O kad nepraleisti gerų variantų, tai pasispausti sekti būtinai mūsų socialinius tinklus. Kodėl? Todėl, kad jeigu matėt, prieš nepilną valandą įmečiau Škodą, ne? Tai jau derinam su klientų pirkimą. Geri variantai, išvažiuoja labai gerai. Ir automobiliai yra visi patikrinti. Na, o jeigu ir jūs turite automobilį pardavimui, drąsiai galite kreiptis Važiuojam Autobrokeris Facebook'e arba Instagram'e arba nurodyti telefono numerį šio video gale ir viską susitarsime. Automobilį parduosime už jūs, greitai, sklandžiai, patikimai ir be jokių rūpesčių, o svarbiausia jums tai nieko nekainuos. O dabar, bičiuliai, einam, aprodysiu jums Volvo XC60. Taip, hebrytė. Volvo XC60 2018 metų, inscriptionas, 2 litrai benzinas iš Amerikos. Priekis sveikas, niekur nebuvo pažeista. Čia per šonus buvo truputėlį pažeidimų, tai dalis yra pakeistos naujomis. Kas be ko, šonai perdažyti, čia irgi buvo truputis pažeidimo ant šonų, tai irgi dalis pakeistos ir perdažyta. Ir šitas ratas buvo išlaužtas. Tai viskas padaryta taip, kaip priklauso, naujomis dalimis. Žodžiu, nebuvo kotletas, svarbiausia, kad priekis nepažeistas, variklis nelestas, viskas veikia kuo puikiausiai. Nebloga komplektacija. Spalva tokia nei sidabrinė, nei į mėlynumą, labai iš tikrųjų gerai atrodanti, plus dar perliukas. 4 varomi kas be ko. Elektrinis bagažinės dangtis. Didžiulė bagažinė. Trūksta užuolaidėlės. Kas žinot, automobilius iš Amerikos, tai labai retai kada su užuolaidėlė grįžta. Dažniausiai jos niekada nebūna. Greičiausiai išrenka, kaip sakant, prie vietos. Užeikim į galą pasižiūrėti. Galas atrodo štai taip. Pilnai odinis salonas. Viskas gražu, niekas nenudremšta. Kaip priklauso. Lubos. Panorama. Inscription. Aklos zonos, kitaip dar Bliss. Čia memoris sėdynių, pilna elektra langai veidrodėliai, pilnai elektra sėdynės, sėdynė vairuotojo, pasižiūrėkit. Viskas labai gražu, labai gerai išlaikyta. Čia stalčiukų uždarimas su tokia apdailėlė, lygiai taip pat ta pati apdaila ir čia. Ten viskas gražu, sėdynė keleivio graži, panelė viskas gražu, apsiūta oda. Kaip matot, aišku, automatas, start-stop sistema, važiavimo režimai, pilnai multifunkcinis vairiukas, autopilotas, bagažinės atidarimas iš vidaus, pradarius dangtelius, viskas atrodo štai kaip. Čia galit kažką pasidėti, podelių laikikliai, čia raktui vieta irgi, jeigu reikia pakraut. Šildomos sėdynės, šildomas vairas, viskas šildo, kuo puikiausiai. Šito automobilio rida, bičiuliai, 148 000. Taip, iš asistentų turime linijų palaikymą, parkavimo pagalba, cross trafiko alertas, Blissas, kaip sakiau, start stopas, kamera galinė vaizdo, pati parkuojasi, pati išvažiuoja iš parkavimo vietos. Toliau, ženklų atpažinimas, kruizo kontrolė, dinaminiai posūkiai, apsišviečia, kai rodot, pavyzdžiui, sakykime, važiuojat naktį, parodot posūkį ir posūkiai sukasi kartu su jumis. Taip, kad apšviečia kelią, kad geriau matytumėt, kur važiuojat.
susidūrimo prevencija taip pat yra. Toliau, turim irgi Android Auto, Apple CarPlay, viskas veikia, Bluetooth'as, prisijungsit telefonus ir taip toliau, USB yra, nu žodžiu, viskas ko reikia, saugiam, patogiam važiavimui, viskas vietoj. Kondicionierius veikia, šildo, šaldo, jokių problemėlių. Toks Volvo XC60, bičiuliai, jūsų dėmesiu. Retai gauname iš tikrųjų šitų modelių, bet kaip tik gauname, neilgiau vienos dienos ir automobiliai parsiduoda. Su juo viskas tvarkoj, po kapotų jokių skysčių nuotekių, jokių nesąmonių, važiuoja labai gerai, automatas bėgius mėto labai gerai, niekas nebarška, netarška, viskas, kaip sakant, sutvarkyta, kas turėjo būti sutvarkyta. Jeigu domina toks automobilis, kaina būtų 23 800 eurų, dar truputį pasidarėsim, atvažiuokit į vietą, arba, kaip sakant, protingas visą laiką daro kaip, rezervuojasi ir tada jau ramiai, neskubėdamas atvažiuoja ir nusipirka automobilį. Kaip kad ir įvyks greičiausiai šiandien su Škoda Kodiaku, kurį nesenai matėt, kurio apžvalgą įkėliau prieš gerą valandą. Tai vat, tiek būtų žinių, bičiuliai. Jeigu domina automobilis, kaip visada rašykite kontaktais man virš galvos, važiuojame autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytų telefono numeriu, tiesiai skambykit man. Viską susitarsim, apsitarsim, taip pat tais pačiais kontaktais galite susiekti dėl jūsų automobilio pardavimo per mus. Ačiū visiems, bičiuliai, leikiam toliau darbuotis, laukiam dar turi atvežti porą variantų, pasitikrisim, žiūrėsim, tikėkimės bus geri ir pamatysite tada jų apžvalgas. Ačiū visiems ir iki greito.